XV amžiaus viduryje visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje smarkiai išsiplėtė ponų, didikų valdžia. Tai buvo todėl, kad didysis kunigaikštis dažniausiai gyveno kažkur toli, Lenkijoje, ir ponams atsirišo rankos daryti Lietuvoje tai, ką jie nori. Viena iš ankstyviausių giminių įsitvirtinusi viename iš regionų Žemaitijoje buvo Kęsgailos. Šios giminės atstovai iš kartos į kartą perdavinėjo vyriausias pareigybės, Žemaičių seniūnų pareigybės ir jautėsi Žemaitijoje kaip savo namuose. Pagrindinė jų būstinė buvo Kražiai, ten atrodo pasistatė pilį, dar vieną pilį pasistatė Plateliuose, saloje. Ir štai šitoje įtvirtintoje savo teritorijoje jie pamažu apsiprato ir 16 amžiaus pradžioje netgi išsiprašė Kražių grafo titulus. Dabar, kai mes žiūrime į Žemaitiją, mes sakome, kad Žemaitijos sostinė yra Telšiai. Bet 16 amžiuje labai nedaug trūko, kad Žemaitija apskritai būtų pavadinta Kražių grafystė.